sakykit, Kristina, noriu paklausti jūsų, kiek girdėjau, jūs esate našlė, auginate pati viena 3 vaikus ir žinau, kad šitą jūsų namą Rasai gelbės jums jį nudažyti. Pasakokit, ką jūs planuojat, iš kur sužinojot, kaip vertinat šitą žingsnį? Sužinojom, tai čia yra iš mūsų Ingrida Vasiliauskienė priklauso Rasų judėjimui, jinai buvo tenais. Tai va čia kažkaip pasiūlė, tai sakau, man čia būtų labai gerai, nes vis tiek jau remontas reikalingas, o tų lėšų vis kažkaip čia jau parama būtų nemaža, čia jau labai gerai. Didelė paspirtis. Jo, nusidažyti jau vis tiek kaip nors jau patys. Patys dažysit, ar ne? Taip, čia savijau. O žinot, ką nors apie patį judėjimą Rasai, kaip išgirdot, iš kur išgirdot? Oi, tai per tą pačią Ingridą, mes čia draugės, tai va, kai su einu, tai papasakoja viską. Taip pat apie jų tą judėjimą, kad va, tai tik tai tiek kol kas. Kiek spaudoj matėm. Ką galvojat, ką galit pasakyti, ką, sakykim, jums jisai reiškia dabar jau? Nu dabar žmonėm padeda, tai čia yra gerai. Va, o daugiau tai neblogai taip pat, jeigu, sakykime, žmogų dėmesį atkreipia, kad kam ko trūksta. O sakykit, gal tada turi dar kažkokių minčių, kaip galėtų tas sąjūdis padėti žmonėm, gal turit kokių patarimų? Ar žinot kažkokių problemų, kurias galima būtų išspręsti, va, tarkim, su tai net pačiu nežinau, judėjimu? tų problemų tai aišku yra, tik tai tiek, kad, gal, va, sakyčiau, kad per bendruomenės, per viską, kad žinotų, kad tam žmogui tikrai reikia, kad ten jisai gal, va, gali, bet nedaro, o kitam, va, kad taip ką nors, va, žmonėms. Tai, žodžiu, galvojat, kad bendrus tarimu tarp bendruomenės, tarp seniūno, taip, aišku, nes vis tiek seniūnijos bendruomenės jo žino, kam padėti daugiau gal. Nes taip, vis tiek atvažiavęs, ką ten gali žinot, kaip žmogus gyvena. Nu kągi, linkim jums gerų darbų, susitvarkant namą. Kiek matėm kitus nudažytus, tai šviečia iš tolo, tikimės ir jūsų lygiai taip pat švies ir bus gražus ir jums bus malonu gyventi. Tai tada iki kitų kartų ir galvojam, kad dar bus gerų žingsnių iš judėjimo Rasai.